Tai šalia manęs yra Egidijus Gutaravičius. Turbūt senai matytas sąlyginai trasose, bet ne visi žino, kad yra vienas greičiausių pilotų apskritai čianai. Ir, turbūt nesumeluosiu, kad pasakysiu, kad Egidijus yra formulistas. Mano antras vardas Formulė. Tai iš tikrųjų labai paprastas klausimas. Lotusas šiaip labai lengva mašinėlė. Aš tikiu, kad yra skirtumų, bet ar yra panašumų kažkokiu tai savotiškų tarp tos Baltic Formulės, kurioje tu daugiausiai turbūt važiavęs ir šitą Lotusiuką? Panašumas pagrindinis, jinai daug standesnė yra negu kėbulinis automobilis ir čiut minkštesnė negu tikra Formulė. Tai pagrindinis panašumas į tai, kad tai arčiau Formulės. Aišku, svoris yra labai esminis dalykas, nes Formulė irgi yra labai lengva ir kuo lengvesnis daiktas, tuo smagiau jį vairuoti. Gerai, o aš dabar paklausiu kito. Koks Nemuno žiedo trasos rekordas? Su Formulė minutė 9. Kam jis priklauso? Gal aš pravažiavau tiek pat. Gerai. Ir labai toks paprastas klausimas, kadangi turit komandą Simą Juodviršį, kurį galima tada vadinti kaip tave formulistų, jį kartingistų. Tai kuris darys kvalifikaciją? Kartingistas ar formulistas? Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad mes turim aukščiausią lenktynininką ir mažiausią mašiną. Mes visi ten sutalpinom, o kas kvalifikaciją darys, nežinau. Tai su manim yra vienas iš automanų komandos vairuotojų. Automanai tai yra, aš jų komandą vadinu kauniečiai iš Garliavos, daug metų važiuojantys su Hondom. Ir turbūt galima jas pavadinti didžiausi Hondos variklių žudikai Lietuvoje. Taip kad jeigu kas nors turite Hondą su K20, motoras vadinasi, ir jūs jos nerandate variklio naudoto, tai greičiausiai šitie bičiai jau yra nupirkę. Edvinai, iš esmės ne apie Hondą, ne apie variklius, kurie visiems anksčiau ir vėliau linksta. Tu važiuoji su broliais Miškūnais, o tavo didžiausias varžovas iš Baltijos šalių čempionatų ir iš Feslepo, Julius Skirmantas, važiuoja kitoj komandai. Čia lygiai taip pat ramstysite šonais, kaip tenai ar ne? Tikrai ne, stengsimės, tikrai ne. Draugiškai viską, nedarysit? Draugiškai. O šiaip jūsgi abudu lygiai taip pat, irgi Julius yra iš Garliavos, jūs kaip varžybose Tų pačių. Iš tų pačių automatų. O kaip jie čia jį sumotivavo tenai parsiduoti trumpam? O nežinau, čia reikia jau jo klausti. Aš prieš kelias dienas tik sužinojau, kad jis važiuos už kitą komandą. Kai grįšit į Garliavą, bus rimtas pokalbis komandos viduje, ar ne? Ne, kodėl? Paprastai. Mes jau nepriėmėm į savo komandą. Su manim yra žmogus labai gražių vardų ir labai gera pavardė, tai Dainius Kablys, Lexus LT Team komandos vienas iš pilotų. Tai paprastas tau klausimas, šiaip esat turbūt viena stabiliausios sudėties komandų, nes jūsų trijulė jau tikrai ne vienus ir ne 2 metus būtent važiuoja ilgų distancijų lenktynėse. Kokia paslaptis? Ar taip gerai sutarėt visi, ar tiesiog aura gera komandai? Važiuojame jau kartu 6 metai berods. Iš tikrųjų, nuo pat pradžių visą laiką pas mus buvo geriausias Darius, tai visi orientavomės į jį. Visi visą laiką klausinėdavom, kaip čia, pabraižyk, pamokyk, kur stabdyt, kaip ką. Tai 6 metai praėjo, prisivijom šiek tiek. Jūsų Lexusą šiaip jau, visi lenktynių fanai, jau pakankamai įsidėmėję, nes ne vienus irgi ir ne 2 metus važiuojantį mašiną. Tik turbūt labai retas žino, kad šį savaitgalį esantis Lexusas realiai yra kitas, negu visus metus matydavo ir tiesiog pasigaminote naują analogišką mašiną. Tai turbūt visai tai buvo daroma tobulinimo tikslais, tai taip neįsiplečiant į techninės detalės, kuo šita nauja mašina geresnė už seną? Čiut lengvesnė, bazė šiek tiek platesnė, žemesnė, nuo to geriau valdosi. Variklis, tiesą sakant, tas pats, jau 6 metai tas pats, tai arklių nepadaugėjo, bet valdymas tikrai pagerėjo.